Ar esi rimtai apgalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę? Taip esu. Sandra, ar esi rimtai apgalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šios savo sužadėtinę? Taip. Ar pasižadė santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Kadangi ryžtate sudaryti šventą vyro ir moters sąjungą, paduokit vienas kitam dešinę ranką, atsisukit vienas į kitą. Ir Dievo bei bažnyčios akivaizdoje vienas kitam prisiekite. Aš, Edvinas, imu tave, Sandra, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Aš, Sandra, imu tave, Edvinai, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, te padeda man Dievas. Šią jūsų priesaiką duotą bažnyčios akivaizdoje testiprina Viešpats savo malonę ir jūs dosniai telaimina. Ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Jūs, kurie esate čia, būsite liudytojai, kad ši santuoka sudaryta Dievo akivaizdoje ir palaiminta bažnyčios. Dabar visi pagarbinkime Dievą, garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Palaimina Viešpats šios žiedus, kuriuos vienas kitam įteiksite, kaip meilės ir ištikimybės vienas kitam ženklą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sandra, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Edvinai, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Priklausytų dabar bučinys ir mūsų plojimai sveikinant.